Kas tas sūnus palaidūnas? Ir čia yra iš Luko Evangelijos 15 skyriaus. Atsiverskim Luko Evangeliją 15 skyrių. Visi žinom apie tą sūnų palaidūną, ar ne? Tiesiog paskaitykim tą pastraipą ir tada pradėsiu. Luko Evangelija 15 skyrius, 11 eilutės. Ir jis tarė, vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Ir jaunesnysis iš jų tarė savo tėvui, tėve, duok man atitenkančią turto dalį, ir jis padalino jiems savo pragyvenimą. Ir po nedaugelio dienų jaunesnysis sūnus viską susirinko ir leidosi kelionę į tolimą šalį. Ir ten palaidai gyveno, gyvendamas iššvaistė savo turtą. Ir kai jis viską išleido, toje šalyje kilo didžiulis badas ir jis pradėjo stokoti. Ir jis nuėjo ir prisijungė prie to šalies piliečio, o tas pasiuntė jį į savo laukus kiaulių ganyti. Ir jis geidė prikimšti savo pilvą žievėmis, kurias ėdė kiaulės, bet niekas jam nedavė. Ir kai jis susiprotėjo, jis tarė, kiek mano tėvas samdinių turi užtektinai duonos ir dar atliekamos, o aš badu mirštu, aš kelsiuosi, eisiu pas savo tėvą ir jam sakysiu, tėve, aš nusidėjau prieš dangų ir tavo akivaizdoje. Ir nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Laikyk mane kaip vieną iš savo samdinių. Ir jis pakilo ir atėjo pas savo tėvą. Bet jam dar toli esant, jo tėvas jį pamatė ir pasigailėjo. Ir nubėgo ir puolė jam ant kaklų ir jį pabučiavo. Ir sūnus jam tarė, tėve, aš nusidėjau prieš dangų ir tavo akise. Ir nebesu vertas būti vadinamas tavo sūnumi. Bet tėvas tarė savo tarnams, išneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, ir užmaukite ant jo ranko žiedą ir batus ant jo kojų, ir atveskite čia nupenėtą veršį ir papjaukite, ir valgykime bei linksminkimės, nes šitas mano sūnus buvo miręs, bet vėl yra gyvas. Jis buvo pražuvęs, bet atsirado, ir jie pradėjo linksmintis. Na, vyresnysis sūnus buvo ant lauko, ir jam ateinant bei artėjant prie namų, jis išgirdo muziką ir šokius, ir jis pašaukė vieną iš tarnų ir paklausė, ką tai reiškia. Ir jis jam tarė, tavo brolis atėjo, ir tavo tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes atgavo jį sveiką. Ir jis supyko ir nenorėjo įeiti. Todėl jo tėvas išėjo ir jį prašė. O jis atsakydamas tarė savo tėvui, štai šiuos daugelį metų tau tarnauju ir nei karto nenusižengiau tavo įsakymui, tačiau tu niekada nedavei man nei ožiuko įdant pasilinkminčiau su savo draugais. Bet kai tik grįžo šitas tavo sūnus, kuris prarijo tavo pragyvenimą su paleistuvėmis, tu jam papjovei nupenėtą veršį. O jis jam tarė, sūnau, tu visada esi su manimi. Ir visa, ką aš turiu, yra tavo. Derėjo, kad linksmintumėmės ir džiaugtumėmės. Nes šis tavo brolis buvo miręs, bet vėl yra gyvas, buvo pražuvęs, bet atsirado. Visi žino šitą ištrauką iš Luko Evangelijos, šitą ką Jėzus čia kalbėjo. Ir daugelis šitą pasakojimą pritaiko pražuvusiems žmonėms. Kuriems reikia gelbėtojų, ar ne? Žinom, kad žmogus šiandien išgelbimas per Jėzų Kristų. Visi žmonės yra pražuvęs, visi žmonės nusidėję, visi nusipelnė bausmės ugnies ežere. Ir žmogui reikia gelbėtojo. Gelbėtojų iš jo nuodėmių, gelbėtojų iš jo pražūties. Ir daugelis sako, kad čia yra tas toks, šitas palyginimas, kad visi žmonės, kuriems reikia gelbėtojų, jie yra kaip tas prapuolęs sūnus, tas sūnus palaidūnas. Tačiau čia nesunkiai galima įžvelgti problemą. Čia matom, kalbama apie 2 sūnus, kuriuos turėjo tėvas. Čia yra tėvo sūnus, jo šeima, jo vaikai. Laiške Galatams 3 skyriuje 26 eilutė rašoma, kad mes esame Dievo vaikai per tikėjimą į Kristų Jėzų. Dievo vaikai yra ne visi pasaulio žmonės. Dievo vaikai yra tik tai tie, kurie patikėjo Kristumi. Per tikėjimą Kristumi jie tapo Dievo vaikais.
ne kiekvienas yra Dievo vaikas. Laiške Romiečiams 8 skyriuje nuo 14 eilutės rašoma, nes visi, kurie yra Dievo dvasios vedami, yra Dievo sūnus. Dievo sūnus yra tie, kurie turi dvasią savyje. Ir mumise esanti dvasia mus veda, mus moko. Tie yra Dievo sūnus. Tie, kurie pasitikėjo Kristumi, jie yra Dievo sūnus. 15 eilutė, nes jūs negavote vergystės dvasios, kad vėl bijotumėte, bet gavote į vaikystės dvasią, kurią šaukiame Abba tėve. Pati dvasia liudija su mūsų dvasia, kad esame Dievo vaikai. Mumise esanti dvasia, kurią mes gavome, liudija, kad mes esame Dievo vaikai, Dievo sūnus. Kai mes patikėjome Kristumi, kad Kristus mirė už mūsų nuodėmes ir 3 dieną prisikėlė, Dievo dvasia mūsų žanspaudavo iki atpirkimo dienos, kaip rašom laiške Efeziečiams. Mumise apsigyveno, ji mūsų žanspaudavo Kristuje, mus pakrikštijo į Kristų. Ir dvasia gyvendama mumise mums liudija kartu, kaip liudija kartu žodžiu, tai kas parašyta čia rašte apie mus, kad mes esame Dievo vaikai. Dvasia. Taigi, dvasia turi tik tai tikintieji. Tik tai tikintieji gali pasakyti, aš esu Dievo sūnus, aš esu Dievo vaikas, nes dvasia mus moko šito. Pasauliečiai nėra, neišgelbėti žmonės nėra Dievo vaikai. Taigi, čia pasaulyje šiandieną Dievo vaikai yra tik tai tie, kurie pasitikėjo Kristumi, kad jis mirė už jų nuodėmes ir prisikėlė, nes per tikėjimą Kristumi mes tapome Dievo vaikais. Taip pat dar yra kita grupė žmonių, kurie praeityje irgi buvo Dievo vaikai, Dievo sūnus. Atsiverskime Išėjimo knygą 4 skyrių. O paskui pažiūrėsime, apie kurie tie Dievo vaikai čia yra, kurie tie Dievo sūnus, apie kuriuos Jėzus kalba Luko Evangelijoje. Atsiverskime Išėjimo knygą 4 skyrių. Išėjimo knyga 4 skyrius. 4 skyrius. 4 skyrius 22-23 eilutės. Čia Dievas siuntė Mozę pas faraoną kalbėti su faraonu ir jam sakyti. 4 skyrius 22 eilutė. Ir sakyk faraonui, taip sako viešpats, Izraelis yra mano sūnus, mano pirmagimis, ir aš tau sakau, išleisk mano sūnų, kad jis man tarnautų, o jei atsisakys jį paleisti, štai aš užmušiu tavo sūnų, tavo pirmagimį. 5 skyrius, 1 eilutė. O po to Mozė ir Aronas įėję tarė faraonui, taip sako viešpats Izraelio Dievas, išleisk mano tautą, kad jie švęstų man šventę dykumoje. Izraelis yra Dievo sūnus. Izraelio tauta yra Dievo sūnus. Tiksliau, Dievo sūnus čia rašoma, mano pirmagimis sūnus. Dievas pagimdė Izraelio tautą. Ji tapo jo sūnumi. Tai atsitiko per Abromais. Abromui žadėjo, kad jo palikuonis bus jame palaiminti. Jo palikuonis paveldės viską, ką Dievas Abromui pažadėjo. Žemę, amžino gyvenimą toje žemėje. Izraelio tauta gimė per Abromą. Dievas įsteigė Izraelio tautą. Jie yra jo sūnus. Atsiverskim Išėjimų knygos 11 skyrių. Čia Dievas baudė faraoną, Egiptą visą. 11 skyrius. Nuo 4 eilutės. Ir Mozė tarė, taip sako viešpats, apie vidurnaktį aš išeisiu į Egipto vidurį. Ir išmirs visi pirmagimiai Egipto šalyje, nuo faraono pirmagimio, kuris sėdi jo soste, iki pirmagimio tarnaitės esančios prie girnų, ir visi gyvulių pirmagimiai. Ir visoje Egipto šalyje bus didis šauksmas, kokio nėra buvę ir kokio daugiau nebebus, bet nei prieš vieną iš Izraelio vaikų, nei šuo nepajudins savo liežuvio,
nei prie žmogų, nei gyvulių, kad jūs žinotumėte, jog viešpats daro skirtumą tarp egiptiečių ir Izraelio. Matom, Dievas išsirinko, nežiūrėsim, dar yra daugybė vietų, kur ir skaičių knygoje, ir kunigų knygoje, kur rašoma, kad Izraelio tauta yra Dievo tauta. Dievas ją atskyrė savo. Dievas ją vadina savo sūnumi. Taigi yra Biblijoje dveji sūnus. Kristaus kūno bažnyčia, mes, kurie pasitikėjome Kristumi kaip savo gelbėtojų, mes tapome jo sūnumis per tikėjimą į Kristų Jėzų. Ir Izraelio tauta. Izraelio tauta yra Dievo sūnus. Dievas praeitie buvo Izraelio tautos Dievas. Visos kitos tautos nebuvo jo sūnus. Buvo palikti likimo valiai. Kaip ir šiandieną, visi kiti žmonės nėra Dievo sūnus. Taigi, kalbant apie šitą atvejį, kur rašoma Luko Evangelijoje 15 skyriuje apie tuos du sūnus, tai yra jo sūnus, tai ne bet kas, tai jo vaikai. Dabar, ar tai susijęs su mumis, Kristaus kūno bažnyčia, ar su Izraelio tauta tai susiję? Nes tai yra labai svarbu įsiaiškinti. Nes tai įsiaiškinus, galima tada iš to sekti toliau, eiti toliau ir aiškintis, apie ką čia eina kalba. Bet pirmiausia, reikia įsiaiškinti kontekstą. Kas yra tie du sūnus? Įsiaiškinam, kad tai ne pasaulis. Nei dabar pasaulis negali būti Dievo sūnus, nei praeityje, kai Izraelis buvo Dievo sūnus. Kai Jėzus atėjo į žemę pirmą kartą, gimė žmogumi, ar ne, gimė Marijoje, pas ką jis buvo atėjęs? Jis buvo atėjęs pas Izraelio tautą. Apie tai Jėzus aiškiai pasakė, Mato Evangelijoje 15 skyriuje. Mato Evangelija 15 skyrius 24 eilutė. 15 skyrius 24 eilutė. Bet jis atsakydamas tarė, aš esu siųstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Jėzus atėjo vien tik tai pas Izraelio namų avis. Jis neatėjo pas visus. Jis neatėjo į visą pasaulį, bet pas pražuvusias Izraelio namų avis. Atsiverskim Luko Evangelijos 19 skyrių. 19 skyrius, 90 eilutės. Čia istorija apie Zachiejų, kuris buvo mažas, ar ne, užlipo į medį, kad pasižiūrėtų Kristų ateinantį. 9 eilutė. Ir Jėzus jam tarė, Zachiejui, štai šią dieną, tiksliau, Zachiejui, šią dieną iš šios namus atėjo išgelbėjimas, kadangi ir jis yra Abraomo sūnus, nes žmogaus sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti to, kas buvo pražuvę. Jėzus Kristus buvo atėjęs išgelbėti to, kas pražuvę, ar ne? Jis buvo atėjęs išgelbėti pražuvusių žmonių, bet pas kokius pražuvusius žmonės jis atėjo gelbėti? Abraomo vaikus, pas pražuvusias Izraelio namų avis. Štai pas ką Jėzus buvo atėjęs. Ir kai Jėzus kalbėjo šitą pasako apie tuos du sūnus, iš kurių vienas buvo nuėjęs ir išvaistęs tėvo turtus ir paskui sugrįžo ir tėvas jį priėmė sūnų palaidūną. Rašoma 15 skyriuje, 15 skyrius 22 eilutė. Derėjo, kad linksmintumėmės ir džiaugtumėmės, nes šis tavo brolis buvo miręs, bet vėl yra gyvas, buvo pražuvęs, bet atsirado. Kristus atėjo gelbėti pražuvusio brolio, pražuvusio sūnaus, Dievo sūnaus,
Izraelio žmonių. Tarp Izraelio tautoje buvo vieni pražuvę, kiti nepražuvę. Mes pažiūrėsim šitą situaciją. Bet dabar, kodėl ne vienas sūnus? Kodėl 2 sūnus? Nes Mozė atėjęs pas faraoną sakė nuo Dievo, kad išleisk mano sūnų, kad jis man tarnautų. Kodėl čia 2 sūnus? Atsiverskim 1 Karalių knygą 11 skyrių. Iš pat pradžių Izraelio tauta buvo viena, 12 Izraelio genčių. Bet kai karalius Saliamonas nusidėjo, nuėjo garbinti kitų dievų, stabų, vedė tas pagonių moteris ir jo širdį patraukė garbinti jų dievų. Tada Dievas supyko ant Saliamono ir iš jo atėmė dalį Izraelio. Didžiąją dalį. 10 genčių. Saliamonui jo tėvo Dovydo dėliai paliko 2 gentis. 1 Karalių knyga, 11 skyrius, nuo 9 eilutės. Ir viešpats supyko ant Saliamono, kadangi jo širdis buvo nusisukusi nuo viešpatės Izraelio Dievo, kuris 2 kartus jam buvo pasirodęs. Ir buvo jam apie tai sakęs, kad jis neitų paskui kitus dievus, bet jis nesilaikė to, ką viešpats įsakė. Todėl viešpats tarė Saliamonui, kadangi tai yra tavo padaryta ir tu nesilaikei mano sandoros bei mano įstatų, kuriuos tau sakiau, tai aš tikrai išplėšiu iš tavęs karalystę ir duosiu ją tavo tarnui. Tačiau to nedarysiu tavo dienomis dėl tavo tėvo Dovydo, bet išplėšiu iš tavo sūnaus rankos. Vis dėlto visos karalystės neišplėšiu, bet vieną gentį duosiu tavo sūnui dėl mano tarno Dovydo ir dėl Jeruzalės, kurią esu išsirinkęs. Vieną gentį, Judos. Ir viešpats sukurstė Saliamonui priešininką Edomitą Hadadą. Va matom, Dievas atėmė iš Saliamono dalį Izraelio. Žiūrim toliau 26 eilutę, to paties 11 skyriaus. Ir Nebato sūnus Jeroboamas, jis buvo Saliamono tarnas, Jeroboamas. Efraimas iš Ceredos, Efraimas iš Efraimo genties. Juozapas turėjo 2 sūnus, Efraimą ir Manasą, Juozapo gentis. Saliamono tarnas, kurio motinos vardas buvo Ceruva, našlė, būtent jis pakėlė ranką prieš karalių. O šita buvo priežastis, dėl ko jis pakėlė ranką prieš karalių. Saliamonas statė Milojų ir taisė savo tėvo Dovydo miesto spragas. O tas vyras Jeroboamas buvo galingas narsuolis. Ir Saliamonas pamatęs, kad tas jaunuolis stropus, jį paskyrė visų Juozapo namų pareigų prižiūrėtojų. Juozapo namai, Efraimas ir Manasas. Ir tuo metu, kai Jeroboamas išėjo iš Jeruzalės, įvyko, kad jį užtiko kelyje šilonietis pranašas Ahija. O jis buvo apsirengęs naujų rūbų, Jeroboamas, turiu menį. Ir juodu buvo vieni ant lauko, ir Ahija nutvėrė naują rūbą, kuris buvo ant jo, ir jį suplėšė į 12 gabalų ir jis tarė Jeroboamui, pasimk 10 dalių, nes taip sako viešpats Izraelio Dievas. Štai, aš išplėšiu karalystę iš Saliamono rankos ir tau duosiu 10 genčių. Bet jis turės vieną gentį dėl mano tarno Dovydo ir dėl Jeruzalės miesto, kurį esu išsirinkęs iš visų Izraelio genčių. Dėl to, kad jie paliko mane ir garbino sidoniečių deivę Astorete, Mobiečių dievą Chemošą bei Amono vaikų dievą Milkomą. Matom, kiek dievų Izraelis garbino. Jie turėjo vieną dievą, negarbink kitų dievų, turėk tik mane. Ir nevaikščio mano keliais, kad darytų tai, kas teisinga mano akise, ir kad laikystųsi mano įstatų ir teismų, kaip jo tėvas Dovydas. Tačiau aš netimsiu iš jo rankos visos karalystės, bet paskirsiu jį kunigaikščiu per visas jo gyvenimo dienas,
dėl mano tarno Dovydo. Dievas tai padarė dėl Dovydo, nes Dovydas sekė viešpačiu, kurį išsirinkau, kadangi jis laikėsi mano įsakymų ir įstatų, bet aš atimsiu karalystę iš jo sūnaus rankos ir ją tau duosiu. Tai yra Jerobamui. Tai yra 10 genčių. O jo sūnui, Roboamui, Rehobamas jo sūnus Saliamono, duosiu vieną gentį, kad mano tarnas Dovydas nuolant turėtų žiburį mano akivaizdoje Jeruzalėje, mieste, kurį savo išsirinkau, kad ten padėčiau savo vardą. Ir tave paimsiu, ir tu karaliausi pagal visą tai, ko geidžia tavo siela, ir būsi Izraelio karalius. Ir bus, jei klausysi visko, ką tau įsakysiu, ir vaikščiosi mano keliais, ir darysi, kas teisinga mano akise, laikydamasis mano įstatų ir įsakymų, kaip darė mano tarnas Dovydas, tai aš būsiu su tavimi ir pastatysiu tau tikrus namus, kaip pastačiau Dovydui, ir duosiu tau Izraelį. Ir dėl to aš ištiksiu Dovydo sieklą, tačiau ne visam laikui. Todėl Saliamonas siekia nužudyti Jerobamą. Žinojo, kas jo laukia. Taigi matom, Dievas išplėšė iš Saliamono ir atidavė 10 genčių Jerobamui. O jo sūnui, Saliamono sūnui Rehobamui duos vieną gentį. Judos gentį, Jeruzalės miestas. Ir pamatysim vėliau, kai eisim toliau raštu ir prieisim 4 evangelijas, pamatysim, kaip ta gentis, Judos gentis, kurios miestas Jeruzalė, kuriai priklausė šventikla, ar ne, laikys save svarbiausia visoje Izraelio tautoje. Ir jie aukštinsis prieš Izraelio tos 10 genčių, laikys save šventesniais, nes mes turime Jeruzalę, mes turime šventyklą, mes esame išrinktieji. Mes pamatysim šitą situaciją ir nuo to laiko, kai tos gentis buvo atskirtos, tarp jų buvo konfliktai nuolatiniai. Bet į tai mes nežiūrėsim tos konfliktus. Bet skaitydami karalių knygas, mes nuolat užtiksim tokią frazę. Atsiverskim 2 laišką Korintiečiams, 2 karalių knygą 15 skyrių. Atsiranda, kai Dievas padalino Izraelio tautą į 2 karalystės, atsiranda Judos karalystė ir atsiranda Izraelio karalystė. Kadangi Judos gentis, ta viena gentis, kurią dėl Dovydo Dievas atidavė Saliamono sūnui Jerobamui. 2 karalių knyga 15 skyrius. 15 skyrius, 6 eilutė. O kiti Azarijos darbai ir visa, ką jis darė, argi jie nėra užrašyti Judos karalių kronikų knygoje? Kokia čia ta Judos karalių kronikų knyga? Kronikų knyga, 1 ir 2 kronikų knyga. Joje aprašoma apie Judos karalius, tos vienos genties, kurią Dievas atidavė Saliamono sūnui. Ir taip pat yra ir kitokie karaliai toj pačioj knygoj. 11 eilutė. O kiti Zacharijos darbai, štai jie yra užrašyti Izraelio karalių kronikų knygoje. Yra Judos karaliai, yra Izraelio karaliai. Ir skaitydami 1 ir 2 karalių knygą, 1 ir 2 kronikų knygas, mes matom eilę Judos karalių ir eilę visą virtinę Izraelio karalių. Ir aprašymai jų, ką jie darė, kokie jų darbai buvo, ar jie tarnavo viešpačiui ir netarnavo. Taigi Izraelyje atsiranda 2 sūnus. Nebe vienas, bet 2. Ir rašoma Luko Evangelija 15 skyriuje apie tuos 2 sūnus, ar ne? Ir tėvas išdalino jiems turtus. Dievas padalino karalystę, ar ne, į 2 dalis ir davė turtus, vienam 1 karalystę, kitam 10 genčių. Ir rašoma, kad vienas sūnus išėjo, pasiėmė tėvo turtus ir juos išvaistė palaidai gyvendamas, paleistuvavo.
Jo brolis sako, jis su paleistuvėmis išleido, išeikvojo tavo turtus. Paleistuvystė čia turima omeny, paleistuvavo su kitais dievais. Nes skaitydami Senąjį testamentą, mes matom, kaip Dievas per pranašus kalba Izraelio tautai. Jos kaltina paleistuvystę. Jie išdavė savo Dievą, kuris buvo jų vyras, jis vedė Izraelio tautą, o Izraelio tauta paleistuvavo su kitais dievais. Rašo apie tai Jeremijas, Ezekėlis, mes šiek tiek užgriebsim ten keletą eilučių. Atsiverskim pirmąją Karalių knygą, 12 skyrių. Jeroboamas, kuris gavo 10 karalysčių, 10 šitų genčių, jis tapo Izraelio karaliumi ir jis pradėjo įvedinėti savo tvarką karalystėje. Pirma Karalių knyga, 12 skyrius, ir ta tvarka netitiko Dievo reikalavimų. Pirma Karalių knyga, 12 skyrius, 25 eilutė. Tada Jeroboamas pastatė Šechemą Efraimo kalne ir ten apsigyveno. Jis pats buvo eframietis savo gimtoj šaly. Ir iš ten išėjęs pastatė Penuelį. Ir Jeroboamas tarė savo širdyje. Kad įsivaizduotumėt, Efraimas yra netoli šalia Viduržemio jūros. Danas, Efraimas. Ir Jeroboamas tarė savo širdyje. Dabar karalystė sugrįž Dovydo namams. Jei šita tauta eiks aukštyn atlikti aukos viešpatės namuose Jeruzalėje, tada šitos tautos širdis sugrįž pas jų viešpatį, tai yra pas Judos karalių Rehoboamą, ir jie nužudys mane ir sugrįž pas Judos karalių Rehoboamą. Jeroboamas baiminosi, kad Izraelio žmonės iš tų 10 genčių, kurias gavo Jeroboamas, eis į Jeruzalės šventyklą garbinti viešpatės, nes 3 kartus metuose Dievas buvo įsakęs Izraelio vyrams eiti į šventyklą Jeruzalę, švęsti 3 šventes. Apėjimo šventę, paskui sekminių šventę ir sutaikymo dienos šventę. Ten palapinių šventę tuo pačiu. Izraelio vyrai turėjo eiti. Ir Jeroboamas baiminosi, kad jie eis ten vaikščios ir paskui galiausiai nuspręs nebegrįžti, nes jie prisiriš prie tos vietos, ten jų viešpatės šventikla, jie ten įsikurs, nebenorės čia grįžti. Ir ką tada jis padarė? 28 eilutė. Dėl to pasitarė karalius ir padarė 2 aukso veršius ir jiems tarė: jums yra per daug eiti aukštyn į Jeruzalę. Štai, Izraeli, tavo dievai, kurie tave išvedė aukštyn iš Egipto šalies. Ir jis pastatė vieną Betelyje, o kitą jis pastatė Dane. Ir tas dalykas tapo nuodėme, nes tauta ėjo garbinti priešais vieną jų, būtent iki Dano. Dano gentis yra šalia Efraimo, jie ribojasi. Ir jis padarė aukštumų namus ir paskyrė kunigus iš tautos prasčiausių, kurie nebuvo iš Levio sūnų. Ir 8 mėnesio 15 to mėnesio dieną Jeroboamas įvedė šventę, panašiai tą šventę, kuri yra Judoje. Kokia yra šventė 7 mėnesio 15 dieną? Ten ta palapinių šventė yra 7 mėnesio 10 dieną ir paskui 14, 15, va ten būna, turėjo būti švenčiama palapinių šventė. 7 mėnesio 10 dieną sutaikinimo šventė, Izraelio nuodėmė sutaikomas, aukščiausiasis kunigas eina į šventų švenčiausiai ir sutaiko Izraelio tautą su Dievu 7 mėnesio 10 dieną. O paskui kitą sabatą švenčiama palapinių šventė. Izraelio tauta visą savaitę turi gyventi palapinėse. Ir ką padarė Jeroboamas? Jis įsteigė savąją šventę. Savaip. 8 mėnesio 15 dieną. Po mėnesio.
reiškia, šitie vyrai eis į Judą, švęs šventę, sugrįž ir čia šventę švęs 8 mėnesio 15 dieną. Taip jis darė Betelyje, aukodamas veršiams, kuriuos buvo padaręs. Ir jis pastatė Betelyje kunigus aukštumų, kuriuos buvo padaręs. Taigi 8 mėnesio diena, tai yra to mėnesio, kurį jis buvo sumanęs savo širdyje, matom savo širdyje, jis atnašavo ant aukurio, kurį buvo padaręs Betelyje ir įvedė šventę Izraelio vaikams ir jis atnašavo ant aukuro ir degino smilkalus. Ir jis taip pat paskyrė kunigus, kurie ne iš Levio genties. Nori būti kunigu? Prašau, galėjai. Nebūtina būti iš Levio genties. Matom, kaip jau iškart galima įsivaizduoti situaciją, kiek norinčių tapti kunigais Izraelyje, ne? Ką įstatymas draudžia? Jeroboamas, Izraelio karalis, nedraudžia to daryti. Skatina netgi. Ir taip atsirado stabmeldystė Izraelyje. Svetimavimas, paleistuvystė Izraelio tautoje. Tas sūnus, kuris gavo iš savo tėvo jam skirtą turtą, jį išvaistė paleistuvaudamas. Paskui žinom, kas atsitiko po Jeroboamo. Po Jeroboamo gimė dar vieną kartą ir po to buvo Ahabas, kuris darė dar blogiau už Jeroboamą. Atsiverskim Pirmąją Karalių knygą 16 skyrių. Pirmoji Karalių knyga 16 skyrius 29 eilutė. Ir 38 Judos karaliaus Asos metais Omro sūnus Ahabas pradėjo karaliauti Izraeliui. Va tuo metu, kai Judai karaliavo Asas, Izraeliui pradėjo karaliauti Ahabas. Ir Omrio sūnus Ahabas karaliavo Izraeliui Samarijoje 22 metus. Samarija, visi žinom apie Samarijos kraštą, ar ne? Jis ypač garsus buvo, kai Jėzus buvo atėjęs į žemę. Ir jis buvo garsus tuo, kad Samarija gyveno stabmeldystėje. Ir tai prasidėjo nuo karalių laikų. Įsteigta buvo stabmeldystė Samarijoje. 30 eilutė. Ir Omrio sūnus Ahabas darė piktą viešpatės akise labiau už visus buvusius prieš jį. Ir tarsi jam būtų nedidelis dalykas vaikščioti Nebato sūnaus Jeroboamo nuodėmėse. Kas Jeroboamas, tas, kuris pirmasis karalius Izraelyje, ar ne? Kuris padarė 2 veršius auksinius, apie kurį ką tik skaitėme. O šitas Ahabas darė dar blogiau negu Jeroboamas. Įvyko tai, kad jis ėmė žmoną Sidoniečių karaliaus Atbalo dukterį Jezabelę ir nuėjęs tarnavo Baalui ir jį garbino. Ir jis pastatė aukurą Baalui, Baalo namuose, kuriuos buvo pastatęs Samarijoje. Va, Samarijoje yra Baalo namai. Baalo garbinimas buvo įsteigtas Samarijoje. Ir išsilaikė iki pat Jėzaus atėjimo į žemę. Ir Ahabas įrengė giraitę ir kad sukurstytų viešpatės Izraelio dievo pyktį, Ahabas darė daugiau negu visi prieš jį buvę Izraelio karaliai. Matom, Izraelis įklimpo į gilę stabmeldystę. Svetimavo su kitais dievais, paleistuvavo Dievo akise. Atsiverskim Pirmąją Karalių knygą 22 skyrių. Ten rašoma apie tą jo žmoną Jezabelę, kuo ji pasižymėjo. Ji buvo pagonė. Ahabas, Izraelio karalius, vedė pagonę. Ne bet koks žydas, bet karalius, Izraelio karalius, kuris turėjo būti pavyzdys Izraeliui, vedė pagonę.
Pirma karalių knyga, 22 skyrius, 51, paskui pažiūrėsim gerai, į 18 skyrių pasižiūrėkim, apie Jezabelę sakiau. Jezabelė, kuo ji buvo žymi. 18 skyrius, 4 eilutė. Pirmoji karalių knyga, 18 skyrius, 4 eilutė. Nes Jezabeliai iškertant viešpatės pranašus, Obadijas paėmė 100 pranašų ir juos paslėpė po 50 oloje ir juos maitino duona bei vandeniu. Ką Jezabelė darė? Naikino viešpatės pranašus. Tos, kurie kalbėjo Izraelio pranašus, Izraelio Dievo pranašus naikino. Ji turėjo savų pranašų, Baalo pranašų. Taigi matom, kas dėjosi Izraelyje. Netgi pranašams nebuvo gyvenimo. Dievo viešpatės pranašams. Visur buvo Baalo pranašai. Ir Izraelio karaliai dauguma gyveno, vaikščiojo nepaklusdami viešpačiui. Pirma karalių knyga, 22 skyrius, nuo 51 eilutės. Ahabo sūnus Ahazijas pradėjo karaliauti Izraeliui Samarijoje 17 Judos karaliaus Jehozapato metais. Ir karaliavo Izraeliui 2 metus. Ir jis darė piktą viešpatės akyse ir vaikščiojo savo tėvo keliu, savo motinos keliu, Jezabelės. Ir keliu Nebato sūnaus Jeroboamą, kuris skatino Izraelį nusidėti. Jeroboamas, kuris padarė daug auksinius veršius Efraime ir Danė. Nes jis tarnavo Baalui, garbino jį ir kurstė viešpatės Izraelio Dievo pyktį pagal visą tai, ką buvo daręs jo tėvas. Matom, Izraelyje nuolatinis neklusnumas Dievui. Ir Luko evangelijoje rašoma, kad tas sūnus išėjo ir paleistuvavo su kitoje šalyje, neišvaistė savo turtą paleistuvaudamas, garbidamas kitus dievus. Jiems aukodamas savo turtus, ar ne, ir jiems dėkingas, ar ne, juos garbindamas. Ir tada tas sūnus išvaistęs savo turtą toje šalyje, kurioje jisai buvo, kilo badas. Jis nebeturėjo ko valgyti. Pradėjo badauti, pradėjo stokoti. Atsiverskim pirmąją karalių knygą, 17 skyrių. Būtent taip atsitiko Izraeliui, kuris paleistuvavo su kitais dievais. Pirmoji karalių knyga, 17 skyrius. Pirma eilutė. Ir Tišbietis Elijas iš Gileado gyventojų tarė Ahabui. Tarp kitko, Dievas siuntė pranašus, kurių tikslas buvo sugrąžinti Izraelio tautą pas savo Dievą. Ir Tišbietis Elijas iš Gileado gyventojų tarė Ahabui: kaip gyvas viešpats Izraelio Dievas, kurio akivaizdoje stoviu, nebus per šituos metus nei rasos, nei lietaus, bet tik pagal mano žodį. Ir visą tą laiką Izraelio tautoje nebuvo lietaus nei lašo. 3 metus. 3 metus tai truko, nes paskui rašoma 18 skyriuje. Ir po daugelio dienų įvyko, kad 3 metais Elijo atėjo viešpaties žodis, sakydamas: eik, pasirodyk Ahabui, aš siųsiu lietų į žemę. 3 metus Izraelis kentėjo badą. Kodėl? Atsiverskim Kunigų knygą 26 skyrių. Dievas buvo su savo sūnumi Izraelio sudarė sandorą, kuri buvo paremta pažadais, įsipareigojimais.
jeigu Izraelio tauta įsipareigos ir vykdys Dievo žodį, vykdys tai, ką Dievas sako, laikysis jo žodžio, tada Dievas juos laimins. Bet jeigu jie neklausys Dievo, jį paliks, eis garbinti kitus dievus, tada Dievas juos baus. Kunigų knyga, 26 skyrius, nuo 18 eilutės. O jei dėl viso to dar manęs neklausysite, tada jūs bausiu 7 kartus daugiau už jūsų nuodėmes ir sulaužysiu jūsų galios išdidumą ir padarysiu jūsų dangų kaip geležį, o jūsų žemę kaip varį. Ir jūsų stiprybė bus eikvojama veltui, nes jūsų žemė neduos savo prieaugio, nei šalies medžiai neduos savo vaisių. Badas šalyje, kai dangus kaip varis, kaip geležis, dangus kaip geleži, žemė kaip varis, nėra lietaus. Iš geležies lietus nelyja. Lietus dingo. 3 metus nėra lietaus. Dievas baudė Izraelio tautą per pranašą Eliją, kuris atėjo ir pranešė Dievo bausmę. 3 metus Izraelė nelyjo. Sūnus badavo, tas palaidūnas. Dievas baudė Izraelio tautą. Atsiverskime 2 Karalių knygą, 13 skyrių. Tačiau Izraelis nesiliovė maištauti prieš savo Dievą, nesiliovė garbinti kitų dievų, neklausė Dievo. Dievas jį baudė, Izraelis turėjo suprasti, ką ta bausmė reiškia, pranašas pranešė visą tai. Jie neklausė. Tarp kitko, Elijas pasakė Ahabui, dėl ko visą tai atsitiko. Karalių knyga 18 skyrius, čia šitas Ahabas ieškojo Elijo, pranašo Elijo. 1 Karalių knyga 18 skyrius 17 eilutė. Ir įvyko, kad Ahabas pamatęs Eliją jam tarė, ar tai tu, kuris drumsti Izraelį? Reiškia, ar tu tą badą sukėlei? O jis atsakė, ne aš drumsčiau Izraelį, bet tu ir tavo tėvo namai tuo, kad palikote viešpatės įsakymus ir tu nuėjai paskui balus. Taigi dabar pasiuntė surink visą Izraelį pas mane ant Karmelio kalno ir 450 balo pranašų ir 400 giraičių pranašų valgančių prie Jezabelės stalo. Kas kaltas, kad atsitiko badas Izraelyje? Ne Elijas, o Ahabas. Dievas nubaudė Izraelio tautą. Tačiau Izraelio tauta neapsigalvojo, neatsipeikėjo, nesugrįžo pas savo Dievą, bet toliau ėjo tą pačią linkme. Vis daugiau klimpo į stabmeldystę. 2 Karalių knyga 13 skyrius. 23 Joašo sūnaus Ahazijo Judos karaliaus metais Jehuvo sūnus Jehoahazas pradėjo karaliauti Izraeliui Samarijoje ir karaliavo 17 metų. Ir jis darė tai, kas buvo pikta viešpatės akise, ir sekė nuodėmėmis Nebato sūnaus Jeroboamo, kuris skatino Izraelį nusidėti. Jis neatsitraukė nuo jų. Ir viešpatės pyktis užsidegė prieš Izraelį, ir jis atidavė juos į Sirijos karaliaus Hazaelio rankas ir Hazaelio sūnaus Ben-Hadado rankas per visas jų dienas. Dievas baudė, Dievas sakė, kunigų knygoje parašyta, jeigu jūs ir toliau manęs neklausysite, aš atiduosiu jūs pagonims. Jie nusiaubs jūsų kraštą, viską suvalgys nuo jūsų žemės, jums nieko neliks. Atsiverskim 15 skyrių. 15 skyrius 27-29 eilutės. 52 Judos karaliaus Azarijos metais Remalijos sūnus Pekachas pradėjo karaliauti Izraeliui Samarijoje. Matom, visi karaliai Samarijoje, Izraelio karaliai Samarijoje, ten buvo ta sostinė jų.
ten buvo Baalas, tas, ar ne, šventikla. Ir karaliavo 20 metų. Ir jis darė tai, kas buvo pikta Viešpaties akise, jis neatsitraukė nuodėmių Nebato sūnaus Jerobamo, kuris skatino Izraelį nusidėti, tas, kuris pastatė 2 viršius. Izraelio karaliaus Pechako dienomis atėjo Asirijos karalius Tiglat Pileseras ir paėmė Ijoną, Abel-Bet Maaką, Janoachą, Kedešą, Hacorą, Gileadą ir Galilėją. Galilėja. Čia ta pati Galilėja, kurioje gyveno Jėzus. Kurioje gyveno Jonas, Petras, Jokūbas. Skaitysim tas 4 evangelijas. Visą Naftalio šalį, Naftalis ten pat, ir juos paėmė nelaisvin ir į Asiriją. Matom, Dievas baudė Izraelio tautą per karalius, per pagonių karalius. Už tai, kad jie neklausė Viešpaties, už tai, kad jie jį paliko. Ir tada Dievas siuntė pranašus susigražinti pas save tą sūnų palaidūną, kad jisai sugrįžtų. Jeremijas buvo vienas iš tokių pranašų, kuris gyveno, kai Izraelio tauta buvo tremtyje, karaliaus Nebukadnecaro laikais. Kai Izraelio tauta buvo ištremta, Danielius ten buvo, atsimenat, Danielius matė regėjimus, tada gyvendamas tremtyje. Tada tuo metu po to buvo atstatyta Jeruzalės šventikla, siena, ar ne, tiksliau miestas, siena. Nehemijas, jam buvo duotas įsakymas atstatyti, ar ne. Ir Jeremijas pranašavo Izraelio tautai, kvietė, Dievas kvietė per Jeremiją Izraelio tautą sugrįžti. Jeremijas, 3 skyrius. Ne, Jeremijas, 3 skyrius. Jeremijas, 3 skyrius. Jie sako, jei vyras atleidžia savo žmoną ir ji, nuėjusi nuo jo, tampa kito vyro žmona, ar jis gali sugrįžti pas ją? Argi nestipriai susiterštų ta šalis? Bet tu palistuvavai su daugeliu meilužių, tačiau sugrįžti pas mane, sako Viešpats. Pakelk savo akis į aukštumas ir žiūrėk, kur su tavimi nebuvo sugulta. Keliuose tu sėdėjai dėl jų kaip arabas dykumoje ir suterši šalį savo paleistuvystėmis ir savo nedorybę. Tas sūnus, kuris paleistuvavo. Todėl liūtis buvo sulaikytas ir nebuvo vėlyvoje lietaus. Buvo sustabdytas dangus, ar ne, padarytas kaip geležis. Žemė kaip varis, o tu turėjai paleistuvės kaktą, tu atsisakei gėdytis. Argi tu nuo to laiko nesišauksi manęs? Mano tėve, tu esi mano jaunystės vadovas. Ar jis saugos savo pyktį per amžius, ar jį laikys iki galo? Štai tu kalbėjai ir darėjai piktą, kaip tik galėjai. Viešpats man tarė karaliaus Jozijo dienomis, ar matei, ką daro atsimetėlė Izraelis? Ji ėjo aukštin į kiekvieną aukštą kalną ir po kiekvienu žaliuojančiu medžiu ir ten paleistuvavo. Ir po to, kai ji visą tai buvo padariusi, aš tariau, sugrįžk pas mane, bet ji nesugrįžo. Ir tai matė neištikimoji jos sesuo Juda. Matom čia Izraelis ir Juda. 2 sūnus. Bet čia matom, Dievas kalba apie juos kaip apie savo žmonas. Jis jų vyras ir tos 2 žmonos, jos seseris. Aštunta eilutė. Ir aš mačiau, kai dėl viso to, kuo atsimetėlė Izraelis svetimavo, aš ją atleidau ir daviau jai skyrybų raštą. Tačiau jos išdavikiškoji sesuo Juda nepabūgo, bet nuėjusi irgi paleistuvavo. Ir įvyko, kad savo lengvabūdiškų paleistuvavimų jį suteršė šalį, svetimavo su akmenimis ir kamienais.
Tačiau dėl viso to jos išdavikiškoji sesuo Juda nesugrįžo pas mane visą širdimi, bet tik apsimestinai, sako viešpats. Ir viešpats man tarė, atsimetėlė Izraelis buvo teisesnė už išdavikiškąją Judą. Eik ir skelbk šituos žodžius šiaurės link ir tark. Sugrįžk atsimetėlė Izraelis, sako viešpats, ir aš jūsų neištiksiu savo pykčių, nes aš esu gailestingas, sako viešpats. Aš nelaikysiu pykčio amžinai. Tik pripažink savo neteisybę, kad prieš viešpatį savo dievą nusižengiai ir išbarstei savo kelius svetimiesiems po kiekvienu žaliuojančiu medžiu ir jūs nepaklusote mano balsui. Sako viešpats, sugrįžkite atsimetę vaikai, sako viešpats, nes aš esu jūs vedęs ir aš paimsiu jūs po vieną iš miestų ir po 2 iš šeimos ir jūs atvesiu į Sioną ir jums duosiu ganytoją pagal savo širdį, kurie jūs ganys. Ganytojų pagal savo širdį, kurie jūs ganys pažinimu ir supratimu. Ir vyks, kai padaugėsite ir pagausėsite šalyje tomis dienomis, sako viešpats. Jie nebesakys viešpaties sandoros skrynia, nei ji niekam neteis į galvą, nei ją prisimins, nei ją lankys, nei to nebus daroma. Tuo metu Jeruzalę vadins viešpatės sostu ir į ją susirinks visos tautos prie viešpatės vardo į Jeruzalę ir jie nebevaikščios pagal savo piktos širdies sumanymus. Tomis dienomis Judos namai vaikščios su Izraelio namais ir jie draugė ateis iš šiaurės šalies į šalį, kurią daviau paveldu jūsų tėvams. Matom, viešpats įvardina jų nuodėmę, kad jie nusidėjo jam, kad jie svetimauja vienas po kito, vienas už kitą gražiau. Bet jisai sako, sugrįžkite, vaikai, sugrįžkite atsimetę vaikai, 22 eilutė. Sugrįžkite atsimetę vaikai ir aš išgydysiu jūsų atsimetimus. Viešpats per pranašus šaukia Izraelio tautai, kad jie sugrįžtų. Sugrįžtų iš savo stabmeldystės, sugrįžtų pas savo viešpatį, nes štai kokie laikai jūsų laukia, jeigu jūs sugrįšite. Jūs būsite palaiminti daugiau negu galite įsivaizduoti. Jeremijas 33 skyrius. Matom, rašte ne vienoj vietoj paminėti tie du broliai, 2 seseris, ar ne? Pamatysim, Mato Evangelijoje irgi bus 2 tipai. Bus 2 tipų žydai Izraelyje. Jeremijas 33 skyrius. 33 skyrius, 6 eilutė. Štai aš jam atnešiu sveikatą ir gydymą ir aš juos išgydysiu ir jiems apreikšiu taikos bei tiesos gausybę. Aš sugrąžinsiu Judos nelaisvę ir Izraelio nelaisvę ir juos pastatysiu kaip pirmą. Aš juos apvalysiu nuo visos jų neteisybės, kurie jie prieš mane nusidėjo ir atleisiu visas jų nuodėmes, kuriomis jie nusidėjo ir kuriomis jie nusižengė prieš mane. Ir jis man bus džiaugsmo vardas, gyrius ir garbė prieš visas žemės tautas, kurios išgirs apie visą gerą, ką aš jiems darysiu. Jos bijos ir drebės dėl viso gerimo ir dėl viso suklestėjimo, kurį aš jam parūpinsiu. Taip sako viešpats. Šitoje vietoje, apie kurią jūs sakote, kad bus tuščia, be žmonių ir gyvulių, būtent Judos miestuose ir Jeruzalės gatvėse, kurios tuščios be žmonių, be gyventojų ir be gyvulių. Atsiminkim, kaip jau sakiau, Jeremijas gyveno, kai Izraelis buvo tremtyje, kai Jeruzalė buvo sugriauta. Ir Dievas per Jeremiją kalba apie dabartinę situaciją, kai viskas sugriauta, viskas suniokota, nieko nėra, gyventojų, gyvulių. Ir Dievas sako, jeigu jūs sugrįšite, žiūrėkit, kas bus ateityje. Ką jūs gausite? 11 eilutė. Džiaugsmo balsas. Vėl girdėsis džiaugsmo balsas ir linksmybės balsas, jaunojo balsas ir jaunosios balsas, balsas tų, kurie sakys, girkite kariuomenių viešpatį, nes viešpats yra geras, nes jo gailestingumas išlieka amžinai. Ir tų, kurie neš gyriaus aukai viešpatės namus, nes aš sugrąžinsiu šalies belaisvius kaip pirmą, sako viešpats. Taip sako kariuomenių viešpats. Šioje vietoje, kuri yra tuščia be žmonių ir be gyvulių, ir visuose jos miestuose vėl bus buveinė ganytojų, suguldančių savo kaimenės. Kalnų miestuose
slėnio miestuose ir pietų miestuose, Benjamino šalyje, Jeruzalės apylinkėse ir Judos miestuose vėl praeis kaimenės po rankomis to, kuris jas skaičiuoja, sako viešpats. Štai ateina diena, sako viešpats, kai aš įvykdysiu tą gerą dalyką, kurį pažadėjau Izraelio namams ir Judos namams. Tomis dienomis ir tuo metu aš užauginsiu Dovidui teisumo atžalą ir jis vykdys teisumą ir teisumą šalia. Kas toks bus? Tas Dovido atžala, ta teisioji atžala, Jėzus Kristus. Pranašauja apie Jėzų Kristų. Tomis dienomis Juda bus išgelbėta ir Jeruzalė gyvens saugiai, ir šis yra vardas, kuriuo ją vadins viešpats mūsų teisumas. Viešpats pranašauja per Jeremiją apie laimingas dienas Izraeliui, džiaugsmingas dienas, kai Dievas juos palaimins gausiai, ką jisai žadėjo jiems per Abromą. Tik sugrįžkit pas mane. Ir čia mes prieinam prie 4 evangelijų, prie Jėzaus atėjimo į žemę, kai jis atėjo pas Izraelio tautą. Ir jis atėjęs pas Izraelio tautą rado tą pačią situaciją. Izraelis gyveno tamsybėje, stabmeldystėje. Atsimenat, kai gimė Jėzus ir atėjo išminčiai į Jeruzalės miestą, sako, atėjome, kur gimė Izraelio karalius, atėjome jo pagarbinti. Visa Jeruzalė sujudo iš baimės. Neapsidžiaugė nei vienas. Visi ten kunigai sukruto. Fariziejai, sadukėjai, ar ne? Kas čia dabar atėjo mums drumsti tokį ramų gyvenimą? Atsiverskim Luko Evangeliją 15 skyrių. Kaip jau sakiau, kaip Izraelyje buvo du broliai, ar ne? Buvo vienas brolis, paskui karalystė buvo padalinta, 2 broliai atsirado. Jie svetimavo, abu svetimavo. Dievas kalba apie juos kaip apie 2 seseris, kurias jis buvo vedęs ir jos svetimavo su kitais dievais. Paleistuvavo. Kaip moteris paleistuvauja, ar ne? Svetimauja su kitais vyrais. Taip Dievas paaiškino Izraelio situaciją, Izraelio ir Judos, kad jie svetimavo su kitais dievais. Ir taip pat, kai Jėzus atėjo į žemę, Izraelyje buvo panaši situacija. Buvo 2 tipų žmonės. 2 broliai. Jėzus atėjo pas pražuvusias Izraelio namų avis. Visos avis pražuvę. Nebuvo nei vienos avies, kuri nebūtų pražuvusi. Tik tai vienos iš jų pripažino, kad jos pražuvę, o kitos nematė, kad jos pražuvę. Luko Evangelija 15 skyrius. Čia Jėzus prieš pat kalbėdamas tą pasakojimą apie tuos 2 brolius, ar ne, kurie vienas iš jų išėjo ir švaistė turtą, paleistuvavo ten, ar ne, ir paskui sugrįžo pas savo tėvą. O kitas buvo brolis, kuris vyresnysis brolis, kuris, žiūrim 15 skyrius 25 eilutė, nuo vyresnysis sūnus buvo ant lauko ir jam ateinant bei artėjant prie namų, jis išgirdo muziką ir šokius ir jis pašaukė vieną iš tarnų ir paklausė, ką tai reiškia, ir jis jam tarė, tavo brolis atėjo ir tavo tėvas papjovė nupenėtą veršį, nes atgavo jį sveiką. Ir jis supyko, jis nesidžiaugia, kad sugrįžo pražuvęs brolis. Jis iš pavydo, jis supyko ir nenorėjo įeiti, todėl jo tėvas išėjo ir jį prašė, o jis atsakydamas tarė savo tėvui, štai šios daugelį metų tau tarnauju ir nekartą nenusižengiau tavo įsakymui. Tačiau tu niekada nedavei mane į ožiuko, įdant pasilingvinčiau su savo draugais. Bet kai tik grįžo šitas tavo sūnus, nesako mano brolis, šitas tavo sūnus, kuris praryja tavo pragyvenimą su paleistuvėmis, reiškia jis nusidėlis, šitas tavo sūnus nusidėlis, aš netoks, aš visada tau tarnavau.
Bet kai tas nusidėlis sugrįžo, tu jį priėmei, tu jam atleidai, tu džiaugiaisi jo sugrįžimu. Supyko. Čia panašiai kaip Abelis ir Kainas, ar ne? O jis jam tarė, sūnau, 31 eilutė, tu visada esi su manimi ir visa, ką aš turiu, yra tavo. Dėrėjo, kad linksmintumėmės ir džiaugtumės. Nes šis tavo brolis buvo miręs, bet vėl yra gyvas, buvo pražuvęs, bet atsirado. Kristus atėjo pas pražuvusias avis, gelbėti pražuvusių avių. Reikia džiaugtis tuo, kad tas pražuvėlis atėjo. Ir prieš pasakodamas šitą istoriją, Jėzus kalbėjo nuo pirmos eilutės. Tada prie jo prisiartino visi muitininkai ir nusidėliai jo paklausyti. O fariziejai ir raštininkai murmėjo, sakydami, šitas priima nusidėlius ir valgo su jais. Kas tie muitininkai ir nusidėliai? Kokios jie tautybės? Žydai. Iš Izraelio tautos. Jie iš Samarijos, iš Galilėjos, iš tų 10 genčių, Izraelio genčių, kurie buvo atkirsti nuo Jeruzalės, nuo Judos genties, kurie svetimavo ten su kitais dievais, turėjo tos daug auksinius veršius Samarijoje. Jie nusidėjėliai. Jėzus atėjęs bendrauja su kalba, valgo kartu su jais. 3 eilutė. Ir jis kalbėjo jam šitą palyginimą sakydamas, jei kuris iš jūsų turėdamas 100 avių, praranda vieną iš jų, argi jis nepalieka 99 dykumoje ir neieško tuos, kuri pražuvusi, kol ją suranda? O kai suranda, su džiaugsmu ją užsideda savo ant pečių ir kai pareina namo, pasišaukia savo draugus ir kaimynus, jiems sakydamas, džiaukite su manimi, nes aš radau savo avį, kuri buvo pražuvusi. Ką Jėzus sakė, aš atėjau vien pas pražuvusias Izraelio namų avis, Mato Evangelija 15 skyrius 24 eilutė. Pas pražuvusias Izraelio namų avis, jis ganytojas. Sakau jums, taip pat ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno nusidėlio, kuris atgailauja, negu dėl 99 teisiųjų asmenų, kuriems nereikia atgailavimo. Ar čia Jėzus sako, kad vienas iš jų yra neteisus, jam reikia atgailos, jis nusidėlis, o kiti yra teisūs, jiems nereikia atgailos, jie teisūs prieš Dievą. Ne. Jis sako, kad tie 99 kuriems nereikia atgailavimo, yra tie, kurie nelaiko savienis pražuvusiais. Tuos 99 avys tai nėra tuos, kurios teisios prieš Dievą. Jos laiko save teisiomis. Kai Jėzus atėjo pas Izraelio tautą, ar tarp jų buvo teisiųjų? Nebuvo. Visi darė nuodėmes. Per įstatymą yra kas? Nuodėmės pažinimas. Izraelis nesilaikė įstatymą. Niekas nesilaiko įstatymą. Niekas nesilaiko 10 Dievo įsakymų. Įstatymas 10 Dievo įsakymų buvo duoti Izraeliui tam, kad parodytų, kad jie yra nusidėliai. Kad jie pamatytų. Atsiverskim Luko Evangeliją esančią šalia 18 skyrių. 18 skyrius, 10 eilutė. 2 žmonės nuėjo aukštyn į šventyklą melstis. Vienas fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip savyje meldėsi. Dieve, dėkoju tau, kad nesu kaip kiti žmonės, plėšikai, neteisūs, svetimautojai, arba net kaip šis muitininkas, tas, kuris sėdėjo ir klausėsi Jėzaus. Aš pasirinkau, pasninkauju 2 kart savaitėje, duodu 10 ir iš visko, ką turiu.
O muitininkas stovėdamas atokiai nenorėjo nei savo akių į dangų pakelti, bet mušėsi savo krūtinę, sakydamas, Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Muitininkas save teisino. Čia šitas iš 99 teisių avių, kuriems nereikia atgailauti. Sako, ką jis sako apie save? Aš toks. Aš netoks kaip nusidėliai. Aš nenusidėlis. Ir jie kaltino Jėzų, kad jisai valgo su nusidėliais. Ir ką Jėzus pasakė? 14 eilutė, sakau jums, šitas nuėjo į savo namus išteisintas, o ne anas, nes kiekvienas, kuris save aukština bus pažemintas, tas, kuris save žemina, bus išaukštintas. Muitininkui bus nuodėmės atleistos, fariziejui ne. Atsiverskim Luko Evangeliją 7 skyrių. Luko Evangeliją 7 skyrių, 29 eilutė. Ir visa tauta, kuri jį girdėjo, ir muitininkai pateisino Dievą, pasikrikštydami Jono krikštu. Bet fariziejai ir įstatymininkai atmetė Dievo sumanimą prieš pačius save, nebūdami jo pakrikštyti. Čia tie, kurie laikė save teisėjais. Aš duodu 10. Aš pasnikauju 2 kartus savaitėje. Aš nesu kaip tie muitininkai ir nusidėliai. Mes esam tos nepasiklydusios avis. Mes nesam tos pražuvusios avis. Atsiverskime Mato Evangeliją 21 skyrių. Prieš tai 9. Mato Evangelija 9 skyrius. Mato Evangelija 9 skyrius. 9 skyrius 10 eilutė. Ir įvyko, kai Jėzus namuose sėdosi prie maisto. Štai daug muitininkų ir nusidėjėlių atėjo ir sėdosi su juo ir jo mokiniais. Ir kai fariziejai tai pamatė, jie tarė jo mokiniams, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Bet kai Jėzus tai išgirdo, jis jiems pasakė, gydytojo nereikia sveikiems, bet tik sergantiems. Bet jūs eikite ir pasimokykite, ką reiškia, aš noriu pasigailėjimo, ne aukos, nes aš atėjau pašaukti atgailai neteisiuosius, bet nusidėlius. Ar Jėzus sako, kad yra teisiųjų? Ne. Jisai sako, kad yra žmonių, kurie laiko save teisėjais. Bet aš atėjau pas nusidėlius. Nes visi nusidėliai. Bet viena grupė save laiko nusidėliais. Pripažįsta. Sako, pasigailėk manęs nusidėlio kaip tas muitininkas. O kita grupė sako, mes nesam kaip nusidėliai. Mes nesam tie nusidėliai. Mes nesam tie muitininkai. Mes nesam tie iš Samarijos, iš Galilėjos. Ten, kur garbina tos auksinius veršius. Mes Jeruzalėje, Dievo šventykloje. Mes netokie. Atsiveskim 4. Kodėl juos vadina nusidėliais? Todėl, kad jie gyvena tame krašte, kuris nuo seno garsėjo svetimavimu, stabmeldystė. Mato Evangelija 4 skyrius 12 eilutė. Nu, kai Jėzus išgirdo, kad Jonas įmestas į kalėjimą, jis išėjo į Galilėją. Čia ta pati Galilėja, apie kurią Jeremijas kalbėjo, kurią paėmė į nelaisvę. Asirijos karalius. Ir ta Galilėja priklausė tai 10 genčių. Efraimas ir Zabulonas ir Neftalis, čia rašoma. Ir palikęs Nazaretą jis atėjo ir apsigyveno Kafernaume, kuris yra jūros pakrantėje, Zabulono ir Neftalio ribose. Tai yra Izraelio gentis. Kad išsipildytų, kas buvo kalbėta pranašo Izaijo, sakant, Zabulono šalis ir Neftalio šalis prie jūros kelio, anapus Jordano, pagonių Galilėja.
Žinot, kaip ją vadino? Ją vadino pagonių Galilėja. Ten pagonis gyvena, ten nusidėliai. Neikit į ten kraštą, kad nesusiteptumėt. Ten pagonių Galilėja. Nesvarbu, kad ten Zabulono ir Naftalio Izraelio gentis. O dar Samarija, kur yra Efraimas, Manasas, yra šitas Danas, Dano gentis, ten, kur veršiai tie buvo pastatyti. Visi tie kraštai, ten nusidėliai gyvena. Bet kas toje tautoje, Galilėjoje, buvo tie, kurie įtikėjo Kristumi. Apaštalų darbų 1 skyriuje per sekmines, prieš sekmines ten buvo, ar per sekmines buvo susirinkę apie 120 žmonių, galilėjiečių. Tie, kurie kalbėjo kalbomis, ar ne, kas jie yra, sako, galilėjiečiai, jie kalba mūsų kalbomis, galilėjiečiai, iš to pagonių krašto, tie nusidėliai, kurie atgailavo, kai Jėzus atėjo, pripažino save nusidėliais. Čia va matom, Jėzus parodo 2 grupės Izraelyje, šituo palyginimu, Luko Evangelijos 15 skyriuje apie tą pražuvusį, tą sūnų palaidūną. Čia kalba apie tą, kuris pamatė, kad jis yra nusidėlis. Ir kai Jėzus atėjo, jis atėjo pas jį. O kitas, tas brolis, save teisino. Aš netoks nepalaidūnas, kaip tas tavo sūnus, jo brolis iš tikrųjų. Aš pasninkauju 2 kartus per savaitę, per savaitę ir neberods. Duodu 10 nuo visko. Aš netoks. Jėzus parodė 2 grupės Izraelio tautoje. Čia kas vyko Izraelio tautoje. Ne pasaulyje. Čia nerodo, kad iš pasaulio ateina žmogus ir įtiki Kristumi, čia tas sūnus palaidūnas. Ne. Čia sūnus palaidūnas Izraelyje, kuris atsikvošėjo. Ir kai Jėzus atėjo, jis atėjo ir patikėjo juo. Pabaigai atsiverskime Mato Evangeliją 21 skyrių. Jėzus pasakys šitam save teisinančiam fariziejui, tam teisiajam broliui, ar ne, kuris sako, aš visuomet buvau su tavimi, bet tu man nei ožiuko nepapjovai pasilinksminti su draugais. Mato Evangelija 21 skyrius, nuo 28 eilutės. Bet kaip jūs galvojate, vienas žmogus turėjo 2 sūnus ir jis atėjo pas pirmąjį ir tarė, sūnau, eik šiandien dirbti į mano vynuogyną. Jis atsakydamas tarė, aš neisiu. Bet po to jis apsigalvojo ir nuėjo. Ir jis atėjo pas antrąjį ir tą patį pasakė ir jis atsakydamas tarė, einu, ponė, bet nenuėjo. Kuris iš tų 2 įvykdė savo tėvo valią? Jie sako jam, pirmasis. Jėzus jiems sako, iš tiesų sakau jums, kad muitininkai ir paleistuvės pirma jūsų eina į Dievo karalystę, nes Jonas atėjo pas jūs teisumo keliu, o jūs juo netikėjote, bet muitininkai ir paleistuvės juo tikėjo. Ir jūs tai matydami po to neapsigalvojote, kad juo tikėtumėte. Kas tik galilėjiečiai? Muitininkai ir paleistuvės, kurie sekė Jėzumi. Klausyk, bet, reiškia, jūs neapsigalvojate. Ir štai, ką Jėzus pasakys jiems, 41 eilutė, tai 43. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus atimta iš jūsų ir atiduota tautai, kuri neš jos vaisius. Kokiai tautai? Muitininkam ir fariziejam. Ne tautoms, ne pagonims čia. Čia nekalbama, iš Izraelio atims ir duos pagonims. Ne, tautai. Tauta, Izraelio tauta. Tautoje tie 2 broliai. Vienas save teisinantis, kitas palaidūnas. Ir tas palaidūnas atgailavo, atėjo pas viešpatį. Pripažino savo kaltę, o kitas save teisino.
Tai iš to save teisinančio Dievas atėmė karalystę ir atidavė tiems muitininkams ir paleistuviams, galilėjiečiams, pagonių Galilėjai. Luko Evangelija, paskutinė eilutė, Luko Evangelija 12 skyrius 32 eilutė. Luko Evangelija 12 skyrius 32 eilutė. Skyrius 32 eilutė. Nebijok mažoji kaimenė, nes tai jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę. Į ką čia Jėzus kreipėsi? Į savo mokinius. 22 eilutė. Ir jis tarė savo mokiniams, todėl sakau jums, jis kreipėsi į savo mokinius, į tuos, kurie juos sekė, tuos muitininkus paleistuvės, galilėjiečius, kurie sekė Jėzumi, pripažino savo kaltę, pripažino, kad jie yra pražuvusios avys ir atėjo pas jį. Ir pasakė, kad jūsų tėvo geras noras duoti jums karalystę, nes ta karalystė atimta iš visų fariziejų, sadukėjų, visų įstatymininkų, tų raštininkų, tų, kurie save teisino, ir atiduota tiems, kurie pripažino savo kaltę ir atėjo ir tikėjo tiek Jonu Krikštytoju, tiek Jėzumi Kristumi. Gerai, baigim tada šiandien. Ačiū tau, Tėve, už tavo žodį. Tegul tie dalykai mums tampa aiškesni, suprantamesni, kad mes būtumėm tinkami tavo pasiuntiniai Kristui. Dėkojame tau jo vardu. Amen.